Sveiki, aš esu aktorius Gytis Ivanauskas ir šiandien esu FI klinikoje, su manim gydytojas Justinas. Labas, Justinai. Labai noriu gydytojo paklausti visokių dalykų susijusių su grožiu, su patempimais. Man jau kaip subrendusiam žmogui yra daug klausimų, kas man yra aktualu. Jo, tarsim. Keliaujame. Taigi, Justinai, kadangi man jau nebe 20, noriu pakalbėti apie amžių. Kada reikėtų pradėti susirūpinti gal. Man labai keista iš tikrųjų, kaip aš matau jaunus žmonės, kuriam 20 ar 20 keli metai, ir tu matai, kad jau pas juos patempta, jau pas juos prileista, ir man taip kažkaip truputėlį net ir gaila, nes paskui galvoju, žmogus juk sensta, ne, oda glempa, taip paskui atsiranda turbūt ir imunitetas, ir ką ten paskui dar traukti, jeigu viskas jau 20 ištempta. Tai iš tikrųjų, kada reikėtų pradėti susirūpinti, kad jau galbūt reikėtų eiti pas specialistus, pasikonsultuoti, ar kažką bakstelt, ar kažką timtelt. Tas gal labai geras žodis jeigu eiti pas specialistus, tai turbūt nėra blogo laiko. Nes, jūs pas gerą specialistą, jisai jums, jeigu ateina jaunas žmogus, sako, ką man reikia daryti, pasižiūriu 25 metų mergina, sakau, nieko jums nereikia. Va, ačiū, grožio pažyma, galite eiti lauk. Tai tikrai, jeigu yra kažkokių klausimų ir galbūt nežino žmogus, pavyzdžiui, tai galima tikrai pasikonsultuoti. Čia, jeigu nueisit kažkur, aišku, kitur galbūt, bus tokių, kur viskai kosės, kaip sakant, darykitės nuo tai kita. Ir ką matom galbūt, va tie pavyzdžiai, kaip minė, kad gatvėje pamatai jaunas žmogus, viskas padaryta. Čia yra blogi pavyzdžiai. Gerų pavyzdžių žmonės nemato. Jeigu yra santūriai padaryta, ar tai užpildais, ar tai neuromoduliatoriais botulino, turėtų nesimatyti realiai. Tai yra gero darbo pavyzdys toksai, kad pa žmogų nematai. Galbūt vieni ten su raukšlėm kovoja anksti, mimikos kažkokios raukšlės, guli, miega būna žmonės susiraukę. Tai ką jisai padarys? Nieko nepadarys. Tokiais atvejais galima kažką pradėti irgi. Jeigu mes rūpinsimės kaip su automobiliu, jeigu važiuosi į servisą, darysi tas patikras, prižiūrėsi, tai tau nereikės variklio keisti tada ganėtinai ilgai. Tai tas toksai dalykas kaip odos priežiūra, kažkoks maitinimas, drėkinimas. Blogiausias dalykas, kas yra, ką mes mėgstam labai saulę eiti. Visi mėgsta į saulę nueiti. Blogai, ar ne? Pats didžiausias senėjimo faktorius. Dar girdėjau, kad soliariumas iš vis yra peilis. Tai soliariumas yra koncentruota saulė, realiai mes nueinam, išsirengiam ir sakom, va, deginkit mano odą. Tai 90% odos senėjimo ir yra nuo saulės radiacijos. O gerai, o kokie tie būdai, pavyzdžiui, yra senėjimą, pristabdyti, pavadinkim taip. Taip. Turbūt nesustabdysi, bet kažkiek... Sustabdyti mes nesustabdysim. Atitolint galima truputį. Taip. Arba bent jau atrodyti šiek tiek geriau, kad pats jaustumės geriau. Taip, tai yra faktoriai, kurių mes negalim, genetika. Paveldėjom iš mamos, iš tėčio tam tikrą elastingumą, tam tikrą odos tipą, nieko nepakeisim. Bet yra nemažai dalykų, kurios galim. Tai kaip sakau, būtent nuo saulės saugoti odą tikrai nereikia pleškintis, tikrai nereikia vaikytis to įdegio, kad tuo momentu gražu. Bet paskui matai, moteris 60 metų ateina ir oda yra viskas, kaip tualetinis popierius, yra visiškai sausėjus smulkiom raukšlėm, nudegus ir dar tuo metu būna nusvilusios. Sakau, mėgo degintis, jo 3 kartus varydavom. Jau geriau turbūt purškiamą įdegį. Purškiamas įdegis yra jo, tepamas visi jie, taip ten sako, pasteliuojamas, bet negali visko turėti. Arba dabar gražus būsi, arba būsi ilgai su tai jauna gražia oda. Tai tą pasverti reikia. Tai čia vienas. Paskui maitinimas, aišku, odos drėkinimas, kremai, jeigu linkusi sausėjimą. Kas liečia iš to jau labiau, ką specialistai daro, hialurono injekcijos, nebūtinai galima tūrį, pavyzdžiui, putlinti, kaip visi įsivaizduoja, hialuronas iškartoja, bet aš nenoriu skruostų, tenais putlių ar nenoriu lūpų didelių. Viskas gerai, yra hialuronas, kuris yra leidžiamas tik tai drėkinimui, jisai leidžiamas į odą, į paodę, jisai neduoda to tūrį, jisai duoda tik tai drėgmę. Yra kokteiliai mezoterapiniai, gerinantis kraujotaką. Einant paskui prie labiau jau tokių
nenoriu sakyti radikalesnių, bet galbūt invazyvesnių metodų, kamieninių ląstelių su riebalais persodinimas irgi duoda šviežumo kraujotakai. Paimami riebalai žmogaus toksai organas, kur dažniausiai žmonės visi turi, niekam negaila atiduoti kažkiek, daug nereikia, nesakau, kad visi dauguma turi ir visiems, kurie turi negaila. Turi visi. Tai galima išgryninti, išcentrifuguojant riebalus, galima padidinti koncentraciją kamieninių ląstelių, kurių tenais natūraliai yra suleidžiama su kaniuliam po odą. Tai irgi yra jau operacija, jau aišku yra su nejautra. Tai žodžiu, išima riebalą iš kažkokios vietos ir leidžia kelių. Jis yra perdirbama šiek tiek, kad būtent tas grynas riebalas ir tada su mikrokaniuliam suleidžiamas irgi galima tikrai kraujotaka atšviežinti, toksai skaistumo efektas odai suduodamas yra. Ir vėliau jau mes einam vėlesniam amžiui dažniausiai, kai jau tos odos per daug pasidaro pas mus, prieinam prie visų veido patempimų operacijų, vokų operacijų, kaktos patempimų ir taip toliau. Gerai, o mano amžiaus žmonėm, pavyzdžiui, žiūrint į mane, reikia man jau patempimą daryti? Čia yra klausimas, kurį žmogus turi savo atsakyti pirmiausia. Bet mes prieš tai dar kol kameros buvo neįjungtos, tai sakai, kad nuo kokių 60 tik tai metų. Vyram. Vėlgi yra vyrai, moteris yra kas liečia veido patempimą, tas operacijas, kaip ir ta pati galima sakyti operacija, bet labai skirtingi kriterijai, labai skirtinga, ką galima daryti, ko siekiam visą laiką. Pas moteris yra gal toks labiau atidirbtas, vis tiek 90% tų grožio chirurgijos klientų, pacientų yra moteris. Kad ir kaip bebūtų, visam pasaulyje ta statistika tokia, taip keičiasi, vis daugiau ir vyrai prisižiūri, galvoja, kad ir man gal kažko reikėtų, bet vis tiek tai yra dar mažuma. Ir tas būtent veido patempimas pas vyrą, jis yra kitoks. Mes neturim plaukų, kurie gali slėpti randus lengvai, mes negalim užslėpti, barzda yra kažkur irgi negalim nutemti tos barzdos ant ausų užausų, yra daug kriterijų, kurie turi išlikti natūralus, pas vyrą niekada negali matytis, jau pas moterį mes siekiam irgi natūralaus rezultato ir viskas, bet jos nori jauniau atrodyti, vyras jisai kitaip jau yra, žili plaukai, yra ten ar barzda, ar dar kažkas, jeigu ten sutemsi į visą iki negalėjimo, keistai atrodys, jau bet kas gal gatvėje pamatys, tai pas vyrą nieks negali netitarti, kad kažkas buvo padaryta. Tai, o tendencija ta tokia, kai ir moteris, sakau, nuo 40 iki 60, tas toksai ir vidurkis yra, kažkada dariau prezentaciją, rinkau tiesiog iš pacienčių būtent pavyzdžius, pastebėjau, kada kreipėsi kokio amžiaus. Tai gal 70% buvo lygiai 49 metų moteris. Psichologinė, manau, tokia riba yra kažkokia, kad kreipėsi, bet būtent tai taip tas yra. Pas vyrus yra dažniau 60+, kai jau kreipėsi, dėl to pertekliaus jau tada ar kaklas arba žandinos nebetenkina. Vėlgi gyvenam kitaip, mes dabar daug aktyvesni, tas amžius, kas anksčiau būdavo 60, kas dabar yra 60. Dabar 60 metų vyras, jisai pačiam, jeigu žydėjime dar būna, ten dar ir verslas, ir viskas, kiti dar ir vaikų prisidaro. Tikrai tas gyvenimas nesibaigia, kai anksčiau tai būdavo 60, gal pensijos sulauksiu, gal dar pagyvensiu metus. Tai dabar 80 metų yra, kas anksčiau būdavo 60. Ir žmonės atitinkamai kaip jaučias, taip nori ir atrodyti. Už tai tos veido operacijos vis populiarėja. Tai gerai, mes eikime tada į kitą patalpą ir aš turėsiu dar klausimą. Gerai. Taigi, Justinai, dar vienas dalykas, esu girdėjęs, kad su amžiumi kaulai nyksta, ne? Ir keičiasi kaukolė. Pas vienus žmonės ten įkrenta, sako, akiduobės. Kaip to neišvengti, bet ką su to galima padaryti ir kaip visą tai vyksta, ar iš tikrųjų nyksta tie kaulai ir ar iš tikrųjų keičiasi ta mūsų kaukolė? Taip, iš tikrųjų yra kaukolės senėjimas, kaip ir visas organizmas senėja, taip pat yra ir tam tikri pokyčiai kaukoliai, kurie įvyksta, tai būtent kaip paminėjai, akiduobė pati, jinai pas mus jaunystėje būna siauresnė, mažesnė, su amžiumi jinai plečiasi, aukštėja būtent, tas gali vesti prie to, kad atsiradus daugiau vietos, tos akys pas mus labiau susmunka į vidų. Į dumbą, taip, būtent be to, kad riebalų mažėja veide, dar ir tie kauliniai pokyčiai
duoda tą įdubimą. Kitas, vėlgi, kadangi akidobė plečiasi, skruostikaulio linija pas mus irgi smunka šiek tiek ir darosi ta duobė. Ir įsivaizduojam, kaukolė yra kaip pagrindas, kaip pamatas, kaip sienos viso to veido, kuris laiko. Ir jeigu jos traukiasi, tai visas tas dar labiau smunka. Visas veidos, viso audiniai gali dar labiau smukti, nes visos laikančios struktūros jos pasitraukia. Žandikaulis viršutinis apatinis irgi nyksta. Bet čia yra vėlyvesni, tai dažniausiai moterim būna po menopauzės, gali padidėti, kai osteoporozė sustiprėja. Čia nėra pokyčiai, kurios turi 30-40 mečiai jau matyti. Mes jau kalbam tikrai vėlesniam amžiui, kai pasimato tie jau pokyčiai labiau. Nu, gerai, ir aš kaip aktorius, arba, pavyzdžiui, yra žmonės, kur labai nori minimaliai pasitvarkyti, ne prisipūst lūpas ir ten dar kažką prisidaryti, bet, tiesiog dėl savo paties savijautos, ar ne, bet aš kaip aktorius aš negaliu nei botoksų leistis, nes man reikalingos mimikos ir visą ką, ne. Tai ką galima būtų padaryti, man nepatinka, kad man čia įkrito ir aš dėl ko ir klausiu apie kaukolę ir jinai keičiasi, nes čia tokių skylių nebuvo. Tai ką jūs man patartumėt taip nepastebimai pataisyti? Nesupratau, tai tau veidas yra kaip man rankos, tiesiog darbo įrankis, tikrai negalima jo paralyžiuoti su botulinu, tai yra už ką tave atpažįsta ir žino, tai tikrai reikia labai atsargiai ir pagarbiai elgtis su juo. Ką pas tave matau, būtent sutinku. Yra šiek tiek įdubimas, šiek tiek esam netekę galbūt to tūrio. Nes kas vyksta viršutiniai veido daly, mes praradinėjam tūrį, riebalai nyksta, kaupiasi apatiniam daly, apatiniam trečdaly, būtent žandenos, nazolabialinė raukšlė, pagurklis, kur viskas keliauja. Tai mes norėdami atstatyti natūraliai visą tą, būtent turim su to ir kovoti, neturim leisti čia papildomai, bet turim atstatyti, kas čia sunyko, būtent smilkinio srityje yra pranykimo, yra šiek tiek tūra, būtent palei skruostikaulio liniją. Natūraliausią rezultatą turbūt duotų riebalų persodinimas tavo atveju, nes mes nenorim išryškinti, labai duoti to tokio aštraus. Čia, ką mes kalbėjom, kabinete, apie tas kamieninės ląsteles. Taip. Nes su riebalais jisai dvigubas tas efektas. Tai yra vienas, tai yra pačios tos riebalų ląstelės, kur visi galvoja apie riebalus, kada atsargos, tai tas duoda tūrio. Kitas yra kamieninės ląstelės, tai yra regeneracinis aspektas. Mes kalbame regeneracinę mediciną, būtent kraujotakos pagerėjimas, smulkios raukšlelės visos stato. Ir tas duoda natūraliausia būtent tą tūri dėl to, kad tai yra minkštas toksai, jisai tas riebaliukas. Žodžiu, tavo paties lašinys. Mikro lašinys galbūt. Galima jį čia padidinti tūrį šitoje vietoje, kas yra išnykė. Teisingose vietose ir dar kaip pašalinį poveikį mes gauname, kad ta oda jinai susitvarko. Gerai, ir kiek laiko tas veikia, kaip čia pasakyti, tas laikosi, nes turbūt sunyksta irgi ilgainiui. Bet čia yra visiškai didžiausias skirtumas nuo hialurono. Kaip žmonės yra įpratę su hialurono užpildais, kad aš nueinu, susileidžiu, per metus du išsiskaido, organizmas sunaikina jį. Reikia kartuoti. Su riebalais ne viskas, ką mes su hialuronu aš suleidau 1 mililitrą 2, tiek yra, vėliau mažėja. Su riebalais yra atvirkščiai. Kiek tu suleidai, tai yra gyvas audinys. Jis turi prigyti, jis turi gauti kraujotaką per naujo ir tada jisai gyvena. Jis prieš tai gyveno pilve, galbūt 10 mečius, kodėl jis čia dabar turėtų sunykti, ne? Tai ne viskas prigyja, ką mes persodiname. Tai einam į operacinę. Domina. Tai ne viskas, pas vienus 70%, kartais mažiau, kartais daugiau, prigyja. Tai iš pradžio tas patinimas, sako, pas mane kažkiek liko, bet kas jau lieka, alolong, tai yra tavo jau viskas. Aišku, jeigu tu meti svorį, pavyzdžiui, jį irgi nyksta. Tu nuo visur degini jau tos riebalus. Jeigu priaugi, irgi paputlėja. Irgi? Jis toks pats gyvas kaip tavas nuosavas lašekas. Tik jisai ne visas, suleidžiamas jis ne visas. Pas astenius, pas kūdų žmonės mažiau jau prigyja. Sumetęs tiesiog, jeigu niekur nėra, būna neturi kur paimti, tai paskui ir mažiau prigyja. Bet yra atvejai buvę, kur tikrai suleidė ir paskui sakai, čia dar biškai per daug, gal net reikia pakoreguoti į neigiamą pusę. Tai čia tokia jau operacija su pilna narkoze ir toks rimtesnis reikalas.
Čia rimtesnis reikalas, šito negalima padaryti būtų čia kėdėj, nes reikia sterilumo, aišku, reikia didelio, reikia paimti riebaliuką ir darom dabar jau pilnonį jautro. Yra studijos, kurios parodė būtent, kad vietinis anestetikas, lidokainas ar kiti, jie šiek tiek išgyvenamumą ląstelių to mažina. Tai yra tikrai didesnis jisai atliekant pilnonį jautro, kai mes neprileidžiam tų vaistų riebaliukui išgyventi. O kiek ta operacija trunka? Nėra ilga. Turbūt ilgiausiai užtrunka būtent surasti, kur yra to riebaliuko, nepalieka jokių pjūvių, mes arba per bambytę, arba per kažkur kitur, kelių milimetrų pjūviuką, kurio net nesimato, padarom, suleidimas jisai irgi kaip hialurono vyksta su mikrokaniuliam, tai apie valandą maždaug pusantros. Ir ką, ir rytoj aš galiu lipti sceną? Ne. Ne? Ne. Kiek laiko reabilitacija? Čia yra tinimas visą laiką. Riebaliukas vis tiek yra ir to pačio aliejaus, kuris iš ląstelių išeina, duoda uždegiminę reakciją. Tai taip sakau, kad 2-3 savaitės reikia tikėtis patinimo kažkokio ir kartais mėlynių. Tai čia reikia vasarą, kai teatre nesezonas. Kai nesezonas? Kas nieks neįtartų, o grįžti naujas ir gražus. Jeigu ką, porą savaičių, bet sakau, jeigu planuosit 3 jau tokias laisvesnės, tai bus ta šventa ramybė. Jeigu anksčiau atitinsit valio, bet jeigu užtruks, tai geriau turėti tiek laiko. Supratau. Domina. Tai aš, aišku, čia visų procedūrų, kurios šitoje klinikoje yra daromas, aš nedarysiu. Visų nereikia. Bet, pavyzdžiui, dar įdomu turbūt ir žiūrovams, tarkim, mano kartos žmonėm ir vyresniem, kokios tokios bazinės būtų ar procedūros, ar operacijos, ką, taip dažniausiai gal darot, ar ko žmonės labiausiai nori? Būtent veide. Veide. Veide dažniausiai tai turbūt atliekama yra vokų, kas liečia viršutinius apatinius vokus, su arba be kaktos pakelimo, tai tokia dažniausia, nes užkrūtė vokai yra turbūt pas kiekvieną. Ir vėliau, kas jau būna, tai liečiant apatinį veidą, ar tai nazolabialinės raukšlės, ar tai marionetės ir žandenos, ar jau kaklas pagurklis, tai visais tais atvejais mes jau atsiremiam tada į veido patempimo operacijos. O gerai, tarkim, pasakėjai, kad čia sunyksta, o čia viskas kar. Ir aš jaučiu, ir labiausiai šitie dalykai nervina mane, aišku, nazolabinės raukšlės ir pagurklis. Tai ar yra galimybė, pavyzdžiui, be kažkokių labai didelių operacijų tą pamažinti? Taip. Kilstelt kažkaip ir pas mane, aš nesiskundžiu, pagurklio nėra, bet žinau, kad merginos ypatingai jos išgyvena šitą, kad sako, kabo čia pas mane ir nevarda tai padaryti, nes čia tada susijungia su krūtinė. Tai ką tokiu atveju daryti? Bet, su apatinė veido dalim, minimaliom, nežinau, priemonėm ar, be operacijų, pavyzdžiui. Be operacijų yra mūsų, nes dėl ko? Dažniausiai tai yra pasmukimas, reiškia, mes netekom tūrio, arba yra per daug odos, arba dažniausiai tai yra kombinacija iš to abiejų. Tai galima atstatinėti tūrį, yra tas kėlimas būtent su užpildais, neoperacinis, atstatant tūrį, kažkiek mes sukeliam visą tą viršutinį veidą. Tai yra tas toksai, ir visą laiką reikia tą bandyti, jeigu tai yra įmanoma, nuo pradžių pratempti, kad mes tą veido patempimo operaciją kuo labiau atidedam, kai jau visą kitą išbandėm, kai jau nebenorim leistis, nebenorim to tūrio, nebenorim to kvadratinio veido, to sunkaus apatinio žandikaulio, jau paskui viskas, tada su to oda kažkur reikia dėtis ir tada jau mes atsidurėm į veido patempimo operaciją. Pagurklis yra tokia irgi tema, nes jeigu tai yra riebalų sankaupas, kas dažnai būna, tiesiog yra tas riebaliukas, gal net nėra odos, gali būti pas jauną žmogų, tai tada yra pasiurbimas, bet pasiurbimas yra, taip, nėra gal pats didžiausias mokslas tą pasiurbimą atlikti pagurkliu, bet įvertinti būtent, kam galima įdaryti ir kam negalima. Ir kam negalima daryti. Ir kam negalima daryti, nes jeigu tu matai laisvi audiniai, tam tikras amžius, galbūt nėštumai, galbūt rūkymas, yra daug faktorių, visus jos įvertinant, pačiupinėjant, tu jau, jeigu turi patirties, gali pasakyti, kad čia pasiurbus ta oda sukris, tada į kelias smulkės raukšlės, kas atrodys dar blogiau, negu tas pilnas pagurklis. Tai būtent įvertinti, kad trauksis ta oda ir tas pagurklis jisai atsistatys, čia yra didžiausias mokslas galbūt visam tam. Tai jeigu jaunas žmogus neturės kažkokių svorio svyravimų, sveikai gyvenantis,
Tai dažniausiai pasirinkimas tikrai duoda gražius rezultatus, mes galime statyti vėl tą kampą. Jau nuo 40 pradedame taip, žiūrėti, gali būti, kad oda nepasitrauks ir tada žiūrim. Tada jau geriau daryti operaciją ir biškį. Jo, tada arba yra lazeris, kuriuo galima išbandyti, yra būtent riebalų pasiurbimas su kažkokia energija dar atliekamas, kas šiek tiek to odos traukimasi, bet tai nėra stebuklinga lazdelė, kaip kartais parduodama. Kai kuriais atvejais tai gali būti tas toksai, kur galbūt užteks, o vėliau mes jau tą odą turim šalinti. Supratau. Tai gerai, dar apie veido patempimą pakalbėkim. Esu girdėjęs, kad yra kažkokie 3 tipai, ar kas tai yra? Pačios operacijos ar problemų? Turbūt problemų 3 tipai. Yra ir problemų 3 tipai, galbūt veido pats patempimas adresuoja 3 problemas, tai būtent yra vidurinis veidas, kaip tos nazolabialinės raukšlės, žandenos ir kaklas. Ir vieni sako, pas mane kaklas reikia sutvarkyti, kaklo patempimą, kiti sako, mano apatinio veido patempimas. Pati operacija yra ta pati realiai. Tai yra būtent apatinio vidurinio veido patempimas. Randai yra tie patys, tie pilveliai, bet jeigu galvoti apie veido patempimą, tai mes jūs slepiame priekyje ausyje, palei ausis visus tos vageles, paskui keliaujam už ausies, kad užslėpti, kad nesimatytų kažkur veide reikia paslėpti. Tai jeigu plaukai ilgesni, lengviau to padaryti. Pas mane labai ilgi. Jo. Bet o jeigu iš tikrųjų neturiu aš plaukų, ar ne, tai kas tada? Tada matosi randai? Randai matosi, randai visą laiką matosi. Tai klausimas, kiek akivaizdžiai matosi. Tai kadangi veido patempimas nėra, kad oda mes patempim, odos pašalinam, taip, bet pats tempimas jis yra giliau, jis yra būtent giliam raumenų sluoksnį, vadinamas mas sluoksnis, visas tempimas ant jo, tas duoda tą randą tikrai padaryti, kad jis yra kaip siuliukas. Ir jeigu dar pasitelkt kelis triukus, kad būtent jį suguldyti į natūralias raukšlės, nes mes va čia turim natūraliai raukšlytę eina čia, paskui yra ausies linkis, čia gal kepurė prispaudos taip nesimato, paskui galima į vidų užkeliauti, ir čia natūraliai turim visą laiką tokią raukšlytę. Jeigu randą būtent tenais įdedam, tai tada jis nekrenta mums į akis visiškai. Už ausies taip, jis yra labiau matomas, tai čia jau reikia, būtent pas vyrus yra tas kriterijus, kad reikia tikrai suslėpti aukštai ir jį uždengti. Nes pas moteris tie plaukai, kai yra ilgesni, galima tą randelį žemiau paleisti, yra šiek tiek sudėtingesnis vyravėlis tiesiog operuoti. Su vyrais visada daugiau problemų. Paklausi gal. Kieno paklausi. Ne, bet būtent visi tie 3 aspektai yra veido patempimas. Pačių veido patempimų irgi yra nuo pačių banaliausių, kurių netliekamės, odos patempimas, bet čia buvo išpopuliarintas, vadinamas Max liftas, Vokietijoje atlikdavo, imdavo didelius pinigus, dar vadindavo weekend liftu, kad penktadienį pasidaryti, pirmadienį jau darbą galėti. Paimdavo kaip už veido patempimą, bet realiai tik odos paskui patempdavo. Po pusės metų realiai taip pat žmogus vėl atrodo. Vėl? Jo, tai oda nelabai ta vieta, gal kur tempti reikėtų. Ir paskui mes vainam smas patempimai, jau tikri tie faceliftai. O tai kas tas patempimas yra? Tai aš taip ir galvojau, kad tai yra tiesiog oda įtempia, nukerpa gabaliuką ir prisiuva. Taip ir yra visumoj. Tik reikia daug, kokį 100 dalykų reikia teisingai padaryti, kad būtų geras tas patempimas. Tempti ne ant odos, ją tik šalinam kaip pašalinis efektas, bet pats tempimas, oda yra kaip uždangalas, kaip dažai ant namo. Pats namas yra oda, kurį mes tvarkom. Ir yra sluoksnis, kur yra visi mūsų raumenys, kur yra fascijos, visas tvirtumas, tas tvirtasis sluoksnis. Tai jį mes tempiam. Ir jį patempti būtent ir yra visas triukas, nes ten praeina ir nervai, ir funkcinės struktūros. Tai reikia labai tą anatomiją žinoti gerai ir jausti saugiai ten keliaujant, kad patempimą tą padaryti. Mes patempiam ant gilesnių sluoksnių būtent ir paskui odą tik ten viršaus uždedam. Aš man atrodo, jūsų mediciną mokytis taip įdomu. Labai įdomu iš tikrųjų. Tai aš labai noriu padėkoti už tokį nemažą kiekį informacijos. Taip. O jūsų, myli žiūrovai, lauksime čia, FI klinikoje. Ačiū tau. Ačiū. Iki.